Sukūrus plokštę ir aprašius jos atsirėmimo sąlygas, sugeneravus tinkliuką, dar nesibaigė darbas, reikia nurodyti, kaip jinai sujungta su kitais elementais. Tai yra ant rygelių, pavyzdžiui, čia jinai turėtų remtis kaip ir šarnyriškai, jeigu čia monolitinė plokštė ir atsiremia, tarkim, ant rygelių paprastai padėta, tai turėtų būti šarnyras ir momentai turėtų būti nuliniai šitoje vietoje. Tačiau perskaičiavus dabar galima pasižiūrėti, kaip tie momentai pasiskirsto, ar taip, kaip mes norėjom, kad jie būtų pasiskirsti. Tarkim, pasižymė šitą vieną plokštę, pasižiūriu momentus, ir čia pas mane kraštuose matau, kad kažkokia plokštės X mėlynos rodiklės X kryptimi yra momentai šonuose, todėl čia reikia uždėti šarnyrus taip pat plokštėms, kaip ir kraštiniams elementams. Tai čia yra pagal nutylėjimą sukurta, sukimasis atlaisvintas, todėl priskyrus pažymėjus kraštinę plokštės pasako, kad reiks perskaičiuot. Čia padarome apply ir pažymim kitą kraštinę. Abiejose pusėse remiasi rygeliu. Dabar, kai aš uždėjau, perskaičiuoju, ir dabar galime pasižiūrėti, kaip pasikeitė plokštės įrašas. Matome, kad kraštuose nebeliko momentų viršutinių. Viskas kaip ir susitvarkė. Galim pasižiūrėti reikšmes kraštuose, praktiškai nuliniai momentai, o vidurė tik tai ties monolitiniu sijo atramom yra viršutiniai momentai. Tai suteigiama reikšmė viršuje plokštės. Tai tiek.